Uostamiesčio valdžia dėl tokių geležinkelių bendrovės veiksmų kreipėsi į teismą, nustatant laikinąsias apsaugos priemones, tai yra uždraudė tiltą uždaryti ar riboti eismo laisvę. Išlygų ir kompromisų, kad Pupsytė, nu pupsytė. arba jų būtų mažiau, kad nevalytų, arba šie panašiais. Sprendimas yra tame, kad turime kalbėtis ir rasti, kaip tą daryti. Tačiau meras neslėpia, kad savivaldybė perimti tiltą sutiktų tik tuo atveju, jei už jo išlaikymą ir toliau mokėtų Lietuvos geležinkeliai. Bendrovės atstovas sako, kad į pėsčiųjų tiltą jau investuota daugiau nei pakankamai, o už susisiekimą tarp skirtingų miesto dalių bendrovė neatsakinga. Pagrindinė veiklos sritis yra keleivių ir krovinių vežimas. Mes pirmiausia žiemos periodu kreipsime dėmesį būtent valymui peronų, kad būtų saugus mūsų keleiviai.